Goodbye Russia, goodbye Lenin. No, ačiū labai. Ačiū. We made it. Gal jūs atpažinsite jį? Čia parduotuvėje jį sutikau, taip net nusibau. Leido, kad nusifotografuoti. Pažįstate tą žmogų? Niekas. Oho, nu va, niekas. Jūs ne Petras, labą dieną? Ne, aš Kazimieras. Malonu, Kazimieras. Aš vis noriu su Petru kažkokiu susitikti. Man rusai vis apie Petrą kažkokį vis pasakoja, kad kažkoks tai sukal... Nu jo, Petras. Pas mane yra... Žinot mano kanalą Ruletka 003, ne? Ne. Tai va, pas mane kanale yra specialus video padarytas tam, kad draugai lietuviai prisirašykim prie Petrą, nes jam nunešė kacapai ir mūsų tas gyvatnikas irgi kanalą. Jis dabar iš naujo atstatinėja, pas jį vadinasi kanalas Nepatogi tiesa ir Nelovkaya pravda. Aha, supratau. O mano, pamatysit pas mane, žymiai lengvesnis Ruletka 003. Čia vienu žodžiu latiniškam įsivesit. Tarp kitko daug įdedu vatnikų, tų vadinamų mūsų lietuvių išdavikų. Reikia juos kuo greičiau, aš nesivaizduoju. Man visą laiką mislė yra, kuo jie sėdi mūsų šalyje, mandavoškės, kaip jos aš pavadinsiu, erkės, ar kaip jos. Jeigu nepatinka, tai jie nelaukia, kaip sakant, ne didžiuoja, tai skėsom rankom gali jį priimti. Kuo jie čia sėdi, man nervas įmant, aš negaliu. Aš su jais čia taip irgi taip. Aš irgi nesuprantu. Šiaip neįmanoma suprasti tokią dalyką, kada parodau, aš vakar irgi video įdėjau savo grinai apžvalgą, Lietuvos. Aš dedu čia Ruletei, bet ir Lietuvos. Švaru, gražu, pas mum parkai gražus, visur švaru, popieriukas, aš vaikščiau po visą parką, neradau nei vienos šiukšlytės, nei vienos. Ir galvoju, kaip taip, jeigu būtų Ruskydas, kas ten būtų. Ir žmonės rašo, tai tokie pagirimai, sako, kaip gera Lietuvoje gyventi, dar švariau negu pavyzdį, imam, kaip iš Šveicarijos, aišku, ten irgi labai švaru. Taip. Bet... Aš jiems sakau, pas mūsų šalis nėra tokia turtinga kaip jūsų šalis, bet mes stengiamės, tvarkomės, kaip sakant, savo kieme tvarkomės. O jūs, sakau, kodėl jūs į svetimus daržus lendate tvarkyti, svetimus daržus? Taip. Tvarkykite, po to kalbėsime. Mes neturtingi, bet gyvenam turtingai. Jo. Jūs labai turtingi ir iš šūdo savo išlys negalit, niekaip, mes tik valotės, va taip rankytėm, tai kad aplinką apsivalyt, kad neįlyst, nesusitvarkat. Ja, aš jiems sakau, jūs gera šalis, labai faini, bet aš tik vieno nesuprantu, aš sakau, tvarkiausi namus, taip, vaikščiau, sakau, tvarkiausi namus, ir sakau, viskas pagaminta Rusijoje, razetės, viskas pagaminta Rusijoje. Be jūsų tiesiog prapultume, sakau, kaip, būkit geri, dirbkite taip toliau, gaminkite viską, mes džiaugsimės. Pas jums nuosavas namas, ne? Ne, pas mane būtas normalus, aš gerai. Bet pas jums remontas padarytas jau tas kitoniškas. Jūs griuvat sienas, ne? Pas mane aukštos lubos, aš gerai apmokamą darbą turiu, pas mane viskas labai gerai iš tikrųjų. Pas jums tas 50 metų, 40 metų. Stalininis. Taip, ten su aukštom 3 metrų lubom būdavo. Taip. Ir jūs ten šiek tiek patvarkėte, ne, ten kai kurios sienas palaužėt šiek tiek, ne? Ne, ten aš nežinau, pirkau ten palaužytą, jau nežinau, ten aš kokį pirkau, tokį gavau, susitvarkiau. Neaišku, ten visus virtuvinius, visas sienas, viską ten ištinkavo, iššlifavo. Koks jūsų darbas įdomu? Aš dirbu naftos kompanijoje Statoil Norvegijoje, aš dirbu 2 savaitės, dirbu 3 namuose.
Tai jie biškai taip užgaliuoja, sakau, Rusijoje taip pat daug kas važiuoja, nu, į vachtasas dirbti, taip pat čia nieko A tokio tai nėra. kokia jum alga, nu, į rankas gaunasi į dieną, nu, grubiai kaip ar į mėnesį, ar į dieną pasakysi. Ne, aš už rotaciją gaunas man į mėnesį apie 3000 eurų, kažkur nepilni ten jo. A, pas jum tiek lieka 3000? Lieka į rankas lieka. Įdomu. Plius nuo tų visų pinigų ant popieriaus pas mane yra ten 4200 berodos, nuo tų pinigų dar žinoma atostoginiai kaupėsi, ten 12%, nuo tos popierinės dar atostoginiai prisikopė. Tai kad labai gerai viskas kaip ir. Žiūrėkit, aš turiu, ne prašymą, o toksai, va, nu, kaip pasiteiravimus jūsų. Gal galiu jūsų va video, nu, tas trumpus, pavadinsiu, ieškam Petrą internete ir įdėti, tiesiog, vat, kad jeigu tie kacapėliai žiūrėtų, kad suprastų, nu, tiesiog žmogus parodė, pasakė kokią algą, kur ką, kaip kas, be jokių tų emocijų. Prašau, dėkite. Gerai viskas, tada super. Užeisit, va, pažiūrėsit, komentarus pasiskaitysit. Atsimenat mano kanalą, ne? Aš užsiprenumeravau. Nu, susirasit jau šiandien, gal rytoj, gal poryt, tai su jumis išeis. Jo. Problema, mano kaimynas čia norite parodyti savo fainą kaimyną, jis čia dažnai atvažiuoja. Gal jūs atpažinsite jį. Čia parduotuvėje jį sutikau, taip net nusibau. Leido, kad nusifotografuoti. Pažįstate tą žmogų? Niekas. Oho, nu va, niekas. Bet matot, kaip yra, ačiū, kad parodėt, kaip yra paprasta, kaip Suomijos prezidentas, ne? Suomijos prezidentas laksta parke, merginas pamata studentės, sako, galima su jums nufotografuoti, nei kažkokios apsaugos ten nereikia, laksta su paprasta striukytė, be jokių ten šaravų, ir va, civilizacija, civilizuotas pasaulis, ir va, kaip Putleris vaikšta, ne? Ten vos ne tankai iš paskaus jo, ten kad nepakvepuotų net niekas iš pašalies. Taip. Gerai, ačiū labai. Galite dieną, aš jokių paslapčių neturiu, nei komercijų, nei jokių tenais. Man absoliučiai viskas kaip... Tai aišku, jo. Jeigu ir būtumėt ką nors pasakę, aš vis tiek iškirpčiau. Tenais tie mane irgi bando prigauti kažkada, sakau, eikite dirbti vienas, išmokite gaminti vienas, kažką nevokti ir ne kažką daryti ten. Va. Gerai, ačiū. Viso geriausio. Viso, iki. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Конечно же, еще спасибо за лайки, комментарии, подписки. Жду вас в следующем видео. Пока.